Ir nemanau, kad visatos kūrėjas būtų tokį pirmąjį įsakymą, bet pavydu, Senojo testamento Dievas to skiriasi nuo Naujojo testamento, tas toks truputį pavydus, kerštingas, akis už akį, tokio isteriško, neurotiško, griežto, neempatiško tėvo personažas, toks genties, griežto, žiauraus, baudžiančio tėvo mintis. Ir tai galbūt kartais mūsų tokiai pasiutusiai prigimčiai reikia, kartais prievaizdo, kaip pavyzdžiui, aš prašysiu tavęs pabūt mano superego, jeigu matysi, kad aš įsiplečiu ar nueinu į lankas. Aš girdi išpindėjau, čia mano laida. Tai idėja yra tokia, bet joje yra vis tiek nebereikalo. Tame, aš religiją kartais ir pakritikuoju ir turiu kontrargumentų ir aš labai daug su ateistų straipsnių skaitau ir dabar neseniai keletą paskaitų jų klausiau. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.